Šiandien esame Briusely prie Europarlamento ir 4 šalis, tai būtent Baltijos šalis ir Suomija, kartu atvykom ir turim paruošę deklaraciją, ko būtent mes šios 4 šalis norim iš naujo finansinio laikotarpio. Tai labai svarbu būti mums vieningiems, suderinti vieną poziciją ir turėsime susitikimą būtent su politikais, europarlamentarais, su DG Agri vadovais, su komisijos vadovais ir tikim, kad jie mus išklausys ir mūsų pozicija nuo 28 metų patenkinta ir tikimės, kad žemdirbiam bus tikrai geresnis laikotarpis negu buvo iki šiol. Mes laukiame iš Europos garbingo elgesio, nes išmokų sulyginimas tai yra jos garbės reikalas. Vienus metus sulygino, antrus metus sulygino, o trečius metus jau pametė valstybėm narėm. Taip negarbinga elgtis. Turite elgtis garbingai. Sveiki, esam Briusely, atvykę Žemės ūkio tarybos atstovai, kalbėsime su Baltijos šalių žemdirbiais. Jau senų klausimų, nuo 2013 metų tuo pačiu klausimu, dėl tiesioginių išmokų suvienodinimo. Aišku, yra ir kiti klausimai dėl fondų, dėl apjungimų fondų, dėl naujo periodo. Daug klausimų Baltijos šalių formate bandysim įtikinti europarlamentarus, kad būtų Baltijos šalim ir Suomija prisijungė palankesnės sąlygos ateities periode.